Taigi, tiesiog vienas iš didesnių tokių pavasario netikėtumų tai yra dilgėlės. Labai lengva jų tiesiog rasti, jos dar šiom metų laiku nedilgina taip smarkiai, jeigu negriebsi tų pačių patelių. Ir iš jų galima iš tikrųjų išsivirti tokį autentišką patiekalą kaip dilgėlių sriubą. Mes galbūt ją virsim šiek tiek kitokiu būdu, negu kad jūs rastumėte internete, nes mes esame miške. Tai ko mums reikės pačių dilgėlių. Mes naudosim tik tai jų lapelius. Nebandysim nuskarpyti nuo kotelių, bet kol kas mes išsivirsim sultinį. Sultinį, neturime skubelio Galina Blanka ar knoro, imsim tiesiog paprastą kiaulienos gabaliuką, imsim porą bulvių, druskos, vandens. Jeigu turit, nežinau, kažkokių kitokių ingredientų, daržovių ar kažkokių, nežinau, mėsos kitokios, tai tiesiog gali daryti taip. Tai greičiausiai, ką mes darysim, mes pabandysim išsivirti sultinį su mėsa ir dėsim iš karto bulves, kad būtų greičiau. Bulves, mėsa, pilsim toj vandens. Žiupsnelis druskos. Ir viską dedam ant ugnies. Pakabinimo laužą ir dabar iš tikrųjų paliksim tol, kol išvirs mėsa ir bulvės. Na ką, per kokias 45 minutės, tai gal 50, tiesiog jau tikrai išvirėm tokį sultinį, bulvis išvirė. Ir tiesiog dabar sudedam dilgėlių lapus. Kai kurie tiesiog daro taip, kad nupliko dilgėlių lapus, bet mes, kadangi esame tokie paprastesni bushcrafteriai, mes sudėsim juos neplikytus ir dar palaikysim ant ugnies kokių taip 10-15 minučių. Na ką, palaikėm kokių 15 minučių ir skaitom, kad tiesiog jau dilgėlių sriuba gatava. Jeigu jūs turit, kad nežinau, kažkokių rūgštynių ar šiaip žalumynų ar kažkokių kitų mėsos pakaitalų, drąsiai galite kepti virt su jais, o mes tiesiog bevirdami sriubą ir šaukštą įsidrožiam.